Labas, džiaugiamės, kad įsijungiai šį podcastą LTU šeimos ir šiandien mes labai džiaugiamės, kad galim vėl filmuoti naują laidą ir taip pat norime padėkoti, kad jūs palaikot ir padrasinat mus ir prieinat ir tikrai džiaugiamės kiekvieną kartą, kai prieinat ir pasakot, kad žiūrite mūsų laidas ir labai tikrai tai padrasina ir mus. Ir mes taip pat labai džiaugiamės, kada jūs prenumeruojat, laikinat. Ir taip pat raginu, jeigu tu dar to nepadarei, tai niekada nėra per vėlu, tai gali dabar tą padaryti ir paspausti prenumeruoti mygtuką, like ir taip pat varpelį paspausti, kad matytumėt kiekvieną kartą, kai išeina nauja laida. Ir šiandien mes, kaip ir minėjau, džiaugiamės, kad galim filmuoti naują laidą ir mes esame svečiuose pas Anatolijų ir Svetlana Pavlovičiai. Tai mes esam labai tikrai laimingi, kad galim naują šitą laidą nufilmuoti su jais. Mes jau ilgą laiką mąstėme apie tai ir todėl neužimsiu ilgai eterio, norim iš karto susipažinti su jumis. Tai galite apie save papasakoti, kas jūs esat, iš kur esat, kuo gyvenat, kuo užsiemat. Tai Anatolijų. Pradėsiu aš. Sveiki, mano vardas Anatolijus Pavlovič, aš esu čia iš Švenčionių. Esu pastoris Švenčionių bažnyčios Evangelijos šviesa jau 32 metai. Ir čia mano žmona Svetlana. Mes gyvenam apie 32 metus irgi kartu, kaip šeima. Pas mus yra 4 vaikai. Vienas vaikas yra čia. Labą dieną. Ir mes džiaugiamės, kad mes galim susitikti visada ir šiandien, kad galim susitikti, pabendrauti ir tikrai gerą laiką praleisti kartu. Aš gal, nepasakėm iš pradžių, palaikėm intrigėlę, bet tai taip pat yra mano tėvai. Todėl tai irgi toksai kaip ir ne tai, kad iššūkis, o aš daug žinau apie juos, bet gal kažką naujo sužinosim taip pat šiandien, bet vis tiek gal ir Svetlana dar nori kažką tai apie save pridėti ir kuo užsiema. Sveiki visi, tikrai jaudiname šiek tiek šiandien, bet tikimės, kad mes atsakysim į klausimus ir galėsim galbūt pasidalinti savo išgyventais dalykais. Aš tik pridėsiu prie Anatolijaus, kai jis kalbėjo apie mūsų šeimą, kad aš visą laiką juokauju, kad mano pedagoginis ir šeimos stažas 32 metai tą pačią dieną prasidėjo. Tai tiek galėčiau gal tik pridurti, kad jo visą savo gyvenimą dirbu vienoje įstaigoje, esu mokytoja, taip pat kartu tarnaujam su vyru. Na tai žiūrovui palinkėsiu gero praklausimo ir tikrai pasiruoškit dėl to, kad aš tikiu, kad tai padrasins ir jūs gal ir kažkur tai pamokys, dėl to, kad aš mačiau tą gyvenimą, tą gal kažkokią tai dalį jų patirčių ir tikrai galiu pasakyti, kad rimtas liudijimas, tai dalykas, aš tikiu, kad daug ką jie papasako šiandien ir tai Viešpats palaimina jūsų širdis, jūsų ausis, kad tikrai tai būtų ypatingas epizodas jums. Tai, aišku, pradėsim nuo pirmo klausimo. Taip, tai aš dar tiesiog įžangėlę tokią padarysiu, kadangi aš vėliausiai prisijungiau prie šitos šeimos, akivaizdu, bet man jūsų šeima labai didelį įspūdį paliko, dėl to aš labai džiaugiuosi, kad mes turim galimybę šiandien pabendrauti, nes aš žinau, kad Lukas pradžioje šiek tiek laužėsi, nežinojo, ar daryti podcastą su savo tėvais, nes, kaip čia gausis su tėvais, bet iš tikrųjų aš tai labai džiaugiuosi dėl to, kad mano vaikystėje, paauglystėje, kai aš augau aplinkui, mane buvo labai daug sudužusių šeimų, kur vieniši tėvai ar kažkokios kitokios aplinkybės. Ir tokia šeima, kur virš 30 metų kartu ir vis tiek ta meilė, jinai matosi, jaučiasi, kai iš bendravimo, iš tų netgi tokio paprasto dalyko, kaip pasiilgsti žmogaus, kai jisai ilgesnį laiką kažkur toliau, tai tikrai labai didelis pavyzdys mums. Tai aš tai tikrai džiaugiuosi, kad mes turim galimybę jūs pakalbinti. Tai aš tiesiog norėčiau pradėti gal tada nuo
pirmo... Nuo pradžių. Nuo pradžių, jo, nuo pradžių. Vis tiek, kažkokią viziją tikriausiai apie šeimą ir apie santuoką jūs turėjot, kai tik prasidėjo jūsų santykiai. Tai papasakokit, kokia buvo ta pradžia, kokia buvo ta vizija, koks įsivaizdavimas ir atitiko realybę. Nu, matot, aš galbūt pradėsiu truputį, gal Svetlana papildys ar papasakosiu iš savo pusės, ką nežinau aš. Visų pirma, mes pradėjom draugauti labai anksti, dar iš mokyklos, tai čia buvo 8 kažkur tai klasė. Mes susipažinom, aišku, kur šokėse, kaimo šokėse, just tonight. Jo, mes dar buvom netikintis. Jo, mes buvom tada dar netikintis, bet, aš įsimylėjau, kai Svetlaną pamačiau iš pirmo karto. Ir kažkaip tai savo širdį, taip, šitą mergaitę mano, kažkaip tai savo širdį. Ir mes ilgai taip draugavom ir tokie, aš didžiuojuosi, kad buvo pas mus graži draugystė. Aš rašiau eilėraščius jai. Ir daug eilėraščių. Ir mes kažkaip tai taip gerą tokią turėjom bendravimą. Ir kai man buvo 17 metų, aš įtikėjau ir paliūdėjau jai apie Jėzų ir aš labai pergyvenau, galvoju, jeigu jinai nesupras mane. Ir pirmą kartą, kada jai paliūdėjau, sakau, aš tikiu Jėzum, aš įtikėjau. Jinai sako, gerai, tau tai reikia, sako. Sako, kam jai, jinai visur buvo viskas okei. Aš toks buvau, toks kaimo toks berniukas. Ir vizijos aš kažkaip tai, matot, aš išaugau tokiai šeimoje, kad visko buvo. Ir mačiau alkoholizmą ir problemą santykiuose. Tai tėtis mano kažkaip tai taip, kol jis dar nepažinojo Jėzaus, buvo labai taip blogas. Ir aš sakiau tai, kad aš nenoriu tokios šeimos. Ir viską stengiausi daryti atvirkščiai. Santykiuose ir galvoju, ne, aš taip su vaikais savo nebendrausiu. Į santuoką žiūrėjau, kažkaip tai supratau, kad tai visam gyvenimui turi būti. Nežinau kodėl, aš manau, kažkur tai buvo jau uždėta. Tai. Kai įtikėjau, tai pasitvirtino. Ir, žinot, iškart mes pradėjom galvoti, kaip mes galim draugauti, kaip bendrauti, kur yra ribos mūsų bendravimo. Ir žiūrėjom į šventą raštą ir sakom, ar galima taip, ar ten galima bučiuotis, ar laikytis už rankų. Ir mes kažkaip tai, ačiū Dievui, tai atradom ir šventam rašte ir mes taip draugavom kartu ir važiuodavom į tarnavimus, į Vilnių dar tada. Ir bendravom ir kada jau buvo 19 metų, mes sakom, aš atėjau pas tėvus ir sakau, mes nenorim nuodėmiaut, mes norim statyti šeimą. Jo, krikščionišką šeimą. Tėvas sako, pažiūrėk, darykit, ką norim. Ir aš tai kaip palaiminimą jau išgirdau, priėmiau. Ir tą pačią vakarą gėlių nupirkau ir nuvažiavau, padariau pakvietimą. Svetlanos mama priėmė tas gėlės ir pasakė ačiū. Ir iki šiol aš sakau... Visą laiką juokauja, kad tavo mama labai man dėkoja, kad paėmė į žmonas. Taip, aš sakau, taip, jinai sako, ačiū Dievui pagaliau. Tai ir 19 pagaliau. metų. Ir aš galbūt papildysiu, nes iš tiesų aš šiandien, kai žvelgiu į mūsų gyvenimą ir visą laiką sakau, kad mes atrodo dar nespėjom pasidžiaugti to buvimu kartu. Bet aš dėkoju Dievui, kad jis davė mums į širdį to tikrą meilę. Aš visą laiką, kai ir vaikai mokykloje klausinėja arba taip su jaunimu bendrauju, ar jūs tikit tą meilę tikrą, aš sakau taip, aš joje gyvenu. Ir aš, kaip jau pasakiau, kad aš dėkoju Dievui, kad jis tikrai įdėjo mums į širdį tą meilę nuo pradžios. Ir mes supratom vieną dalyką, kad ta meilė, jinai savaime negali tiesiog augti, kad reikia nuolatos investuoti. Ir mes kažkaip nuo pradžios, mūsų pamatas buvo tas bendravimas. Mes visą laiką turėjom viską aptarti kartu, bendrauti.
sakyti, ką jaučiam ir turėjom tokią poziciją, kad mes abu turim nuolatos investuoti į tą meilę, į mūsų santykius, kad mūsų šeima stiprėtų. Ir kai jūs paklausėt pradžioj, ar buvo kažkokia vizija, iš kur tie pamatai, nes mes iš tiesų užaugom ir aš, ir Anatolijus netikinčioje šeimoje, ir turėjom visai kitus modelius šeimos savo aplinkoje, bet mes kai tikėjom, mes labai pradėjom domėtis ir labai daug skaitėm literatūros, kaip statyti šeimą, kaip išlaikyti santykius. Tiesiog tas knygas mes pirkom, ieškojom ir kartu skaitėm, kartu aptarinėjom. Sako, pažiūrėk, čia tu skaitėjai apie tą, ir kaip auklėti vaikus. Ir aš dabar taip suprantu, kad tai buvo geras startas mūsų šeimos pradžioje, kadangi Dievas įdėjo tos pamatinius dalykus, ant kurių mes stovim ir šiandien. Tikrai tas dalykas, kad investuot kuo daugiau laiko į tai, kad ne automatų varyti ir tiesiog kaip tankas, bet jo. Tai jums padėjo literatūrą skaitėt, domėjotės, o dabar jeigu palyginus, kokį įsivaizdavimą tada turėjot, kaip turi atrodyti santuoka, kaip turi atrodyti šeima ir kaip dabar, kokį įsivaizdavimą turit, ar pasikeitė stipriai? Kas pasikeitė gal? Aš taip galėčiau pasakyti vieną dalyką, mes, kaip aš jau pasakiau, mūsų galbūt ta stiprioji pusė santykių, kad mes labai daug bendraujam. Ir ne per seniausiai, kai buvo mūsų sutuoktuvių metinės, aš taip pasakiau, žinai, Antoliau, aš dėl ko džiaugiuosi, kad aš neturiu tau jokių priekaištų. Neturiu ką papriekaištauti. Ir iš tiesų aš neįsivaizduoju kitaip. Taip, kaip mes planavom, kaip mes svajojom, man atrodo, mes tame ir gyvename. Ir kažką pakeisti, man atrodo, nelabai yra ką keisti. Nebent grįžti atgal tam, kad daugiau laiko. Jo, kad viešpats duotų metus pabūti. Ir žinot, aš ką sakau, Dieve, kažkaip norėtų grįžti ir vėlgi pragyventi tą tokią laimingą gyvenimą. Aš labai laimingas ir čia, aišku, ta dalis, galbūt 90% tai yra Svetlanos, nes jo, ir aš visada sakau, aš labai laimingas ir tik tai, žinot, ko ilgiuosi, kad vaikai užaugo. Taip norisi grįžti, kada buvo maži vaikai, kada mes kartu taip žaisdavom, durniuodavom. Viskas dar. Jo, ta nostalgija man labai taip spaudžia mano širdį. Svetlana žino, kad aš pradedu žiūrėti nuotraukas ir ten mes ir verkiam, ir juokiamės. Prisiminimai. Ja. Tai kontekstui gal šiek tiek klausytojams, tai jūs užauginot 2 sūnus. Tai Lukas jaunesnis, Dovydas dar vyresnis brolis šiek tiek, ar ne, iki kol jie praktiškai jau paliko namus, Dovydas jau buvo išsikraustęs, Lukas jau beveik pro duris ėjo ir tada jūsų šeimoje atsirado dar 2 vaikai, 3 metų pabiručiai, dvynukai, tai berniukas ir mergaitė Andrius su Nasta, ar ne, tai mes dar prieisim prie šitos dalies, bet tiesiog trumpai kontekstui, kad būtų aiškiau apie ką kalbam. Tai bet ką tikrai norėjau pridurti, dėl, kad, kaip sakėt, kad daug investavot laiko bendraut ir daug investavot laiko tiesiog išsiaiškinti viską ir ką aš pastebėjau, kada aš augau šitoj šeimoj, būnant jūsų sūnumi, dalyką, ką aš visą laiką, tiksliau, nemačiau, tai yra kažkokie tai pykčiai ar barniai tarp jūsų dviejų. Ir aš buvau išsikėlęs šitą klausimą ir man iš pradžių kyla klausimas, kodėl? Tarsi, juk kiekviena šeima kažkur tai turi tam tikrų kažkokių gal nesutarimų ir taip toliau, bet kokį pavyzdį aš pamačiau, tai kad kaip jūs tai darydavot? Ne kažkur tai, kad kažkokie barniai ir taip toliau rodytai mums kaip vaikam, bet jūs atsisėsdavot prie stalo, pasimdot arbatos ir jūs tiesiog išsikalbėdavot. Ir, tarsi, jūs iki šiol ir gyvenat tuo, kad jūs
Mes, žinot, yra tokie dalykai, kada aš prisimenu, mes iki nakties sėdėm ir bendraujam. Ir jeigu kažkokiais yra pretenzijos, mes įsiaiškindavom už stalo. Paprasčiausiai, taip vakarais. Ir aš prisimenu, kai tėvas visada, mes čia nakvodavom, jeigu kaime, ir visada tėvas sakė, 20 metų kartu, ką jie dar turi kalbėti. Ir jie bu, ir iki nakties dar kažką kalba. Dėl to, kad man visada įdomu su Svetlana kalbėtis. Man visada neperskaitė tą knygą. Ir mes paprasčiausiai ramiai įsiaiškinavom. Ir tokio, žinot, nebuvo tokių kažkokių barnių pas mus ten arba kažkokių konfliktų tokių. Mes gal tiesiog turim, galbūt, žinot, jau susivienodinti per tiek metų, nes ir požiūris į daug dalykų, į tokius raktinius svarbiausius dalykus, mes turim vieną poziciją, požiūrį. Taip, be abejo, mes turim skirtingas nuomonės ir kartais mes bandom savo nuomonę išsakyti, apginti, bet tai aišku nepavirsta jokiais barniais. Visų pirma, galbūt vėlgi ta pagarba viens kitam irgi daug ką reiškia priimti nuomonę. Ir man, kai žmonai labai dažnai tenka mokytis to nuolankumo ir kartais. Jo. Ir ką aš dar norėjau pasakyti, gal prie to dar pirmą klausimą grįžtant, tai viską, apie ką mes šiandien kalbam, čia nėra vien tik mūsų nuopelnas. Taip. Jeigu viešpats nebūtų su mumis ir jeigu mes neturėtumėm tikėjimo Dievu ir meilės jam, tai aš nežinau, kaip klostosi mūsų santykiai. Aš suprantu vieną dalyką, kad formavimas. Dievas formavo mus, mūsų charakterius, jis šlifavo. Ir jis buvo statytojas mūsų santykių ir šeimos. Ir čia yra tas pagrindas. Nes ir mūsų šeimos pamatai, jie fundamentuojasi ant Dievo žodžio. Mums tai yra prioritetas, mums tai yra vertybė ir tai mums yra ir atsakymas. Tai va, aptariam, kad 32 metai kartu yra labai ilgai, ar ne? Bet kaip jūs ir kalbėjot, kad būdavo tam tikrų vakarų ar situacijų, kur reikia susėsti, išsikalbėti. Norėjau kitą klausimą užduoti, bet prieš tai apie kalbėjimą dar vis dėlto grįšiu šiek tiek šitoj vietoj. Ar yra ribos šitoj vietoj? Ar yra dalykų, kurių vis dėlto tarpusavį reikėtų neapkalbėti ar nesakyti, ar yra visiškai absoliučiai atviros kortos? Aš iš patirties savo. Aš visada viską sakau. Ir galbūt nemalonu, ar geriau dabar čia. Ir aš nes iš Svetlana žino viską. Mes net akauntus turim kartu, kai daug kas stebisi, nes mes ir messengeris arba netgi elektroninis paštas, jeigu nedarbo reikalais, aš turiu savo atskirą, bet šiaip mums taip patogu, mes nieko neslėpiam viens nuo kito. Ir tai yra, man tai patogu, nes nereikia dar kažką aiškinti papildomai, nes viskas jau aišku. Ir dar vienas dalykas, taip, mes daug kalbam, bet būna pas mus tokių momentų, kai mes tiesiog tylim, ypač jeigu einam per tam tikrus sunkumus ir kiekvienas bando apsaugot viens kitą, nesidalindamas savo skausmu, bet mes taip matom viens kitą ir suprantam, kad mums jau kitą kartą tiesiog tyla, tą mūsų tylėjimas jis byloja. Ir mes girdim ir skaitom tuos žodžius viens kitą. Dabar aš prisimeniau, kai kurios dalykus, buvo mūsų gyvenime tokie situacijos, kada aš Svetlanai kažką nesakiau, kad paprasčiausiai apsaugot ją nuo nereikalingų pergyvenimų. Tai galbūt buvo kažkas su liga mano susiję, arba su kažkokia informacija, kuri kad nepasiektų jos, kuriai aš galvoju, kaip vyras, aš turiu apsaugot ją. Tokia situacija. Jūs kaip tik ir perėjote tą kitą klausimą, kurį aš turėjau, tai yra sunkiuose laikotarpiuose, kai arba vienam, arba kitam, ar abiems galbūt yra sudėtinga. Kaip jūs palaikot vienas kitą ir kas iš jūsų labiau yra tas optimizmo trykštantis, ar
Svetlana. Paprastas atsakymas. Suprantat, jo, be abejo, mes irgi patyrę daug sudėtingų situacijų gyvenime ir už ką dėkoju Dievui, kad jis leido mums įtikėti prieš pradedant šeimą, kad mums nereikėjo kažką renovuoti, nereikėjo kažką lipdyti iš naujo, nes tiesiog nuo pradžios. Ir todėl ta mūsų vienybė tarp mūsų ir su Dievu, tai ir buvo mūsų inkaras per visas sunkes dienas. Aš visą laiką žinau, kad Dievas išves iš bet kokios situacijos. Ir kai mes įtikėjom, ir va tas tikėjimas ir dabar, jis mus visą laiką išlaikydavo per tuos sunkumus. Ir mes meldėmės, visą laiką meldėmės viens už kitą, meldėmės kartu, laukiam iš Viešpaties atsakymo, bet aš ir gal sakiau ir savo vaikam, kad aš niekuomet nekaltinau Dievo, jeigu ateidavo išbandymai, sunkumai, bėdos, netgi tragedijos. Aš žinojau, kad viskas, ką aš einu, Viešpats gali išvesti į gerą. Ir va tas tikėjimas, ta viltis mūsų ir išvesdavo iš tokių dykumų, labirintų. Be abejo, tas palaikymas viens kito. Kai tu negali melstis, jis meldžiasi, kai jis negali, aš už jį meldžiuosi. Ir su Dievo pagalba išeidavom. Ja, čia mes irgi dar prieš filmavimą kalbėjome apie tam tikrą laikotarpį jūsų gyvenime, kurį teko jums praeiti. Tai gal daugiau jūs patys papasakosit, kas buvo ir ką jūs praėjot, bet labiau papasakojus, kaip jūs išėjot iš tos situacijos ir kaip jūs apskritai matėt šviesą tunelio gale. Kame jūs ieškojot vilties? Nes taip tu, kai žmogus tikintis būdamas, tu supranti, kad Dievas viską gali, Dievas visur išveda, bet tuo momentu tau yra skaudu, tau yra sunku. Kaip jūs vienas kitą palaikėt tuo momentu? Kaip jūs tai darėt? Ir kur ta viltis buvo ieškoma? Aš tik tai, Anatolijus gal papasakos, bet buvo periodas, kai Anatolijus labai sirgo. Ir žinot, kaip būna, tu kreipiesi į žmonės, ieškai pagalbos ir tu tiesiog neberandi atsakymo ir tos pagalbos nesulauki. Ir aš pamenu, buvo toks momentas, kai ėjo klausimas jo gyvybės ir mirties. Ir aš meldžiausi Viešpačiui ir Dievas nieko neatsako. Aš netgi buvau jau, kaip sakau, Viešpatie, tu geriau žinai, gal jam tikrai geriau pas tave. Ir Viešpats tokiuose situacijose visą laiką prabildavo ir jis duodavo žodį, kuris suteikdavo vilties. Ir aš prisimenu, kaip dabar, kai aš skaitau raštą ir laiškas Korintiečiams ir sakau, Dieve, pasakyk, ar čia kaip melstis, ko prašyti, ko tikėtis. Ir aš skaitau rašto eilutę, kad, jeigu jūs ten pakliūnate išbandymus, tai ugdo jūsų kantrybę. Ir aš taip galvoju, aišku, reikia tikėtis blogiausio. Ir aš norėjau užversti Dievo žodį ir jaučiu dvasiai, kad Viešpats sako, skaityk toliau. Ir aš skaitau ir ten tokie žodžiai buvo parašyti, kad aš išgelbėjau jūs nuo taip arti mirties jūs buvot, bet aš išgelbėjau jūs ir dar ne kartą išgelbėsiu. Ir aš sakau, aleliuja, reiškia, viskas bus su juo gerai. Ir tas žodis, nors jis dar gulėjo reanimacijoje ir tikrai ten nebuvo gerų prognozių, bet man Viešpats pasakė, kad jis išgelbėjo ir man tai suteikė vilties ir tikėjimo. Ir todėl aš ir jam sakiau, viskas bus gerai, Dievas pasakė, Dievas pažadėjo. Ir į kiekvieną situaciją Viešpats kalbėjo ir tu taip tiesiog užsisteri tą žodžią ir Tai per tą laikotarpį irgi gal daugiau papasakosit, buvo ne tik tai, ne tik ta liga, ne tik šitie klausimai, bet buvo biškit daugiau visko. Ir kadangi paminėjo tokį raktinį žodį tragedija, jeigu einant į tą pusę. Jūs išgyvenot persileidimą, tiksliau 2. Tai tokioj situacijoje, kai tai yra netektis ir tai yra praradimas, kaip
kaip jūsų santykiuose tai atsispindėjo, kaip jūs palaikėt vienas kitą ir kur ieškojot? Žinot, čia buvo kažkur tai, kai buvo man 40 metų, taip, Jo. pas mus buvo toks laikotarpis vat, mūsų tarnystės gyvenimo, kad ir bažnyčiai buvo tokios problemos ten santykiuose, išdavystės, va, tokių, nu, artimų žmonių. Ir, žinot, va taip, viena tokia problema, kita problema, trečia problema. Pas mus šuo miršta va tuo momentu, ir paprasčiausiai ant mūsų vat, rankų mes, nu, kaip, vat, Mylėjom labai. jo, labai mylėjom tą šunį ir toks pergyvenimas kažkoks buvo toks. Aišku, dabar žiūri nu, kitaip į tą dalyką, bet vis tiek, va tuo momentu mums buvo taip skaudu. Ir va, visokių tokių situacijų. Ir mes laukėme jau vaiką, jau buvo 6 mėnuo. Va, tai mes jau žinojom, kad tai bus mergaitė. Ir Svetlana didelį pilvą tokia turėjo, sakom, nu, mergaitė bus didelė. Ir man reikėjo išvažiuoti į konferenciją į Kyivą. Ir aš išvažiavau. Ir sulaukiau skambutį, kad Svetlana, mes praradom tą vaiką. Ir, atsiprašau. Ir aš prisimenu, kad aš važiavau į dušą ten viešbutyje Kyjive. Ir aš taip verkiau, stojau ant kelių, sakau, Dieve. Aš neklausiu, kodėl, bet sakau, Dieve, padėk Svetlanai. Šitų momentų aš labai supratau, kad jai ten reikia pagalbos. Aš galvojau, aš paskui įsiaiškinsiu, kodėl, dėl ko, man dabar nereikia suprasti. Bet sakau, Dieve, padėk jai. Ir aš suprantu, kad tuo momentu man pradėjo labai skaudėti širdys, krūtinė. Ir tiesą kalbant, aš grįžau su infarktu čia į Lietuvą, nes pradėjau blogai jaustis, nuėjau pas daktarę ir man sako, pas jūs išgyventas infarktas ir jūs dabar vėl galite išgyventi infarktą. Ir mane į greitąją, į reanimaciją paguldė, nu ten ilga istorija, bet ir aš suprantu, kad kažkas va, toks va, laikotarpis, kodėl, kažkokia mirtis, kažkokia va, tokia išdavystė, toks laikotarpis nėra niekur kažko užsikabinti. Nėra nieko pozityvaus, kas aplinka vyksta. Ir čia kaip ir gyvenimas baiginėjasi. Ir galvoju, 40 metų viešpatė, aš dar nieko nepadariau. Ir toks va, skausmas ir dėl vaiko, bet Dievas va, tuo momentu labai man padėjo. Žinot, aš prisimenu, kai aš gulėjau ligoninėje reanimacijai, ten reanimacijai tik tai užuolaidos yra. Ir aš guliu ir meldžiuosi ir man taip spaudimas krenta, širdys vos plaka ir man taip silpna, bet aš Dieve sakau, jeigu tu nori, dar leisk gyventi. Ir suprantat, prie manęs vyrui tam irgi bloga darosi ir jį pradeda gaivinti ir niekaip negali atgaivinti su elektrošoku ten ir paskui prie manęs atidaro krūtinėje ir daro tą širdies masažą prie manęs. Man dar blogiau darosi ir jį neišgelbė. Jis mirė. Ant mano akių, va, taip, va, aš guliu ir aš viską matau. Ir seselė atbėga, sako, nu, tik tai jūs nemirkit. Sakau, ne nuo manęs, sakau, priklauso. Bet viešpats kažkaip tai labai švelniai dalyvavo šitame vat, procese. Aš nežinau kaip, bet aš kai gulėjau vat, palatai, į mus vadindavo, sako, nu, čia, sako, žmonės, širdingi žmonės. Širdingi. Labai turi gerą ir didelę širdį. Tai, žinot, aš supratau, kad viešpatė reikia tau daugiau pasitikėti, nes kada tu imi viskas į galvą, į širdį, nu, tu negali viską panešti. Ir viešpats išgelbėjo va šito momentu. Ir aš prisimenu, kai mes su Svetlana jau susitikom ir meldėmės ir mes sakom, Dieve, mes nežinom, kas įvyko. Aš supratau, bet mes sakom, Dieve, mes nieko nekaltinam tave.
Mes žinom, kad viskas tavo rankose. Mūsų vaikas. Ir, žinot, tuo metu, aš nežinau, toliau tęs man, netęs. Taip. Tuo metu mes, kai meldėmės, tokio supratimo mes nieko negavom, bet Svetlana gavo apreiškimą, kuris buvo toks paskui užrašytas ant lapelio, kad aš atlyginsiu jums dvigubai. O taip, žodis toks buvo, aš atlyginsiu jums dvigubai. Galbūt tai rusiškai skambėjo, я возмещу вам вдвое. Taip, вдвое. Ir mes taip, žinot, ką pagalvojom, galbūt pagimdysim dvynius. Ir kažkaip tai mes viską bandėm. Jo, kaip Abraomas. Taip. Iš savo Tiesiogiai, Jo. supratom. Jo. Mes galvojam, Dieve, Taip. aišku taip, mes kitaip Taip. į galvą neateina. Savo ribotų protų. Nes mes, ir nieko nepavyksta, nieko nepavyko, kažkaip tai ir sakom, Dieve, Metai eina, mes nejaunėjom. mes pagalvojom, gal čia dvasinis kažkoks palaiminimas. Ir Svetlana įdėjo į Bibliją šitą raštelį ir jis taip gulėjo mirtinai. Ir mes pamiršom, Taip, jo su taip. metais pamiršom Tai tada- apie tą. Grįžtant tuo metu, tai jums buvo apie 40 metų. Kokio amžiaus vaikai tada buvo jau? Nes turit 2 vaikus, ar ne, tuo metu? 40 metų, tai... Man buvo 17, kažkur tai maždaug, ne? Na, čia jau mums 16-17. virš 40 buvo, jo. Lukas buvo 12 klasėje jau maždaug. Taip, o Dovydui buvo 18, tai tikrai. Tai jūs virš 40 metų, Ne. bet jūs nusprendėt, kad reikia bandyti dvynius. Taip, mes paskūpnus Dievui. Taip, Dievui. Pasitikslinau tiesiog tą Mes norėjom Dievui laikotarpį. padėti. Taip, Palaiminsiu dvigubai, Dieve, taip Nu. palaiminsi. tokiu Dievo keliu. juk nieko neįmanoma, nėra, tarsi, viskas įmanoma. Jo, bet viešpats buvo numatę visai kitą planą dėl mūsų. Ir galbūt aš pereisiu Taip. švelniai prie tą klausimą. Mes tarnaujam viešpačiui daug metų ir šiaip pas mus rajone buvo labai daug internatų, vaikų namų ir mes labai dažnai važiuodavom ten patarnauti. Bet niekada gyvenime nebuvo kilę minties paimti vaiką. Niekada. Mums buvo gaila, mes nuvažiuodavom, tarnavom, rūpinomės, bet niekada gyvenime nei aš, nei Anatolijus mes tikrai neplanavome paimti vaikus. O buvot kad nors aptarinėję tokį Ne. klausimą? net Toks prieš- buvo dalykas, kad aš sakau, svetimų turbūt negalėčiau auginti. Nors ir pas mus yra auga, ir namuosegi gyvena, kiek iš vaikų namų ten. Studentai Studentai ten. laikinai. Bet taip. Ir vienas sykį mums tiesiog viena pažįstama, tarp kitko, pasakojo apie vieną moterį ir sako, kad jinai Aš papasakosiu, žinai kodėl. Čia man paskambino šitą moterį ir aš kažką buvau užimtas ir aš telefoną taip laikiau ir jinai tam pasakojo, ir pradėjo pasakoti, sako, ten vaikai maži kažkokie tam. Ir aš taip savo galvojau. Taip yra mažų vaikų, taip vaikų namuose, taip gaila. Ir kam jinai tai man pasakoja. Ir aš visas čia suprakaitavęs, jau žinau, tą telefoną man nepatogu, ir ką tam krapščiau. Ir galvoju, kada jinai pabaigs, kada jinai jau viskas pabaigs tą kalbą. Ir jinai tam, kad vaikai maži, gerai, viskas. Svetlana ateina iš darbo, sakau, klausyk, pasakoja man apie vaikus. Taip, sakau, gaila. Visus, mes nieko negalim padėti. Ir Svetlana sako, taip, mes nieko negalim padėti, gerai. Ir kažkaip tai padėjom šitą vėlgi į stalčių klausimą, ką mesgi ne visagaliai. Mes tiesiog išgirdome bendram fone kontekstą, kad kažkur yra maži vaikai. Ir tie. Dvynukai ir mažiukai. Ir sapnuoju sapną. Sapnuoju tokį ryškų sapną. Aš, žinot, suprantu, kada Dievas duoda sapną kažkokią, jie labai tokie spalvingi man sapnai. Ir, žinot, sapnuoju sapną, kad pas mus maži vaikai, aš nematau jų veidų, ir jie laksto prie mūsų, ir jie vadina mus tėti, mama. Ir aš prabudau, ir aš galvoju, čia mano vaikai, ar čia aš pasilgau vaikų jau, kad jie užaugo.
Ir aš taip Svetlanai pasakoju, šitą sapną. Jinai sako, įdomus sapnas, faina. Ir sakau, klausyk, a jeigu sakau, čia Dievas kalba? Svetlana sako, sako, Anatolijau, nepradėk. Nepradėk, davai, sako, kas šiandien sapnas yra sapnas, sakau, davai mes, sakau, sužinosim apie tos vaikus, sakau, kas ten per vaikai. Ir aš va čia įsiterpsiu, atsiprašau labai, dar toks dalykas įdomus, va suprantat, kaip sėkla, ane? Va viešpats įmetė per tą moterį, užmetė mums širdį tą žodį apie tuos vaikus. Ir ką mes pastebėjom, kodėl mes pradėjom mąstyti, kad čia iš Dievo kažkas, Dievas kalba, todėl kad mes kiekvieną vakarą grįždavom prie šitos temos. Taip. Mes pastebėjom, kad mūsų pokalbis vakarinis baigėsi kalba apie tuos vaikus. Mes jų nematėm, mes jų nepažįstam. Kaip jie atrodo, niekada nematė. Bet mes sakom, kodėl mes kalbam apie tuos vaikus? Ir mes susimastėm. Ir va tada mes pradėjom melstis, viešpatie kalbėk, ką tu nori. Ir mes tada jau supratom, kad jeigu mes apie tai kalbam, sakom, davai išbandom, jeigu tai iš viešpatės kažką. Davai, sakau, sužinosime. Mes susiruošėme, nuvėjom su Svetlana į vaikų teisių ten. Ir mes taip su Anatolijum sakom viešpačiui, Dieve, jeigu tai tu, nes mes irgi ne jauni, mes negalim garantuoti, kiek metų mes gyvensim, ar užteks mums resursų. Ir mes sakom viešpatė, jeigu tai tu atverk mums visur duris. Ir mes matysim, kad tai yra tavo ženklas, kad tu vedi. Bet jeigu viešpatė, čia yra tik tai mūsų jausmai ir emocijos, tai tu iškart uždaryk duris, kad mes net nebandytume. Taip. Ir vat mes atėjom ir paklausėm, sakom, ar yra ten vaikai. Ir taip įdomiai pasakė, sako, ne, šitie vaikai kažkaip niekam nereikalingi. Jo, sako, čia yra papkės, kur niekam nereikalingų vaikų, reiškia, jų nieks nelanko, apie juos nieks nesidomi. Ir ištraukė tą papkę. O Svetlana sako, mum reikalingi. Aš tai užsigandau. Jau iš karto. Ir suprantat, mes kaip reikalingi, sako. Sako, jie jums giminaičiai? Ne. O jūs kažkaip juos, sako, ne. Ar jūs matėt šitus vaikus? Ne. Jie tiesiog stebėjusi, sako, mes nesuprantam, tai gal jūs va šitus pažiūrėti? Ne, sako, tik šitus. Ten buvo vienintelį dvyniai. Ir jis sako, žinot, mes galvojam, kažkaip tai viskas tai greitai. Jis sako, bet čia ilgas procesas, jums reikia praeiti kursus, kaip jie ten. Taip. Globos. Ir aš prisimenu, sako, bet, sako, matot, nėra grupės. Čia labai ilgai, kol atsiras norinčių. Ir mes per porą dienų suradom žmonės. Subūrėt komandą. Jo, ir aš sakau, va Dievas tiesiog pradėjo antgamtiškai atidarinėti duris. Tiesiog netgi susidarė tą komandą, susidarė tą grupę, mes perėjom tos kursus. Globėjo, jo. Taip. O tai kiek laiko tie globėjo kursai? Gal 3 mėnesiai ar 4. Ir tuo metu jūs jau susipažinot su tais vaikais? Neleido nieks jų net matyti. Mes, tiesa, užbėgant į priekį, mes juos tik tai pamatėm, kada atvažiavom jau žinodami, kad mes juos jau paimsim. Kai jau buvo teismo nuosprendis ir mums jau buvo leista paimti. Kad mes galėjom porą kartų aplankyti iki paimimo ir mes niekada nematėm ne nuotraukas, ne kaip jie atrodo. Ir aš kaip sūnus, aš tuo metu dar buvau paauglys, man buvo tik tai 17, jau perinant į 18 metų, kai tai viskas vyko. Ir kalbant apie tai, kad Dievas atidarė duris, aš pamenu, kad mes su broliu manomės, kai kalbėjome apie, šiaip bendrai, kai mąstėm apie tai, kad jeigu mūsų šeimoje būtų svetimi vaikai, buvo tokie labai jausmai, kur mes būtų milžiniškas didelis pyktis. Nes mes vis laik buvom tokie, kur, čia mūsų tėvai, čia mūsų viskas. Ir tuo metu mes net nesuprastumėm, bet brolis jau išsikraustė, susitokė, bet aš pamenu, mano širdį buvo tokia transformacija, kai jūs pasakėt šitą dalyką. Lygiai taip pat, tarsi ta meilė persidavė taip momentaliai ir tas noras juos pamatyti ir kad jūs, kad eitų link to. Kaip įdomiai, kad Dievas kažkaip tai netgi čia atvėrė duris, kur aš irgi nesenai susimašiau, kad aš visą gyvenimą galvau, kad aš pykčiau ir nekeščiau jūsų dėl šito pasirinkimo. Bet tuo momentu buvo, kur
Vat įdomiai. Ir taip įdomiai, vat, čia galbūt sunku papasakot, bet mes taip jūtom meilę, tarsi čia tikrai vat, mūsų kūnas, Taip, nuo taip. mūsų kaulo. Ir nematydami dar Taip. tų vaikų. Ir tiesiog aš kažkaip viešpats antgamtiškai įdėjo ir todėl, kai man sako, neįmanoma mylėti svetimų vaikų kaip savo, aš šiandien sakau, tai yra įmanoma, nes viešpats tikrai įdeda antgamtiškai meilę. Ir žinot, mes kai atvažiavom pirmą kartą ir vat Lukas neduos sumeluot, ir jie buvo mažiukai, 3 metai buvo jiem, ir Andrius jis visai nekalbėjo. Ir kai jie pamatė, vat aš tai dabar pamenu tą vaizdą, jis bėga ir sako, tete, Anatolijai. Tete. Jis pirmą kartą Taip, jį taip, pamatė gyvenime. Aš ėjau per kalidurę, jis pradėjo bėgti, sako, tete. Ir tos auklėtojos sako, Jis nieko nevadina. Kalba, jis niekada taip nieko nevadina. Ir mums taip, ir žinot, mūsų draugai juokavo, kad sako, kur jūs slėpėt tos vaikus, tiek metų jie labai Panašūs. Labai panašus. Aš tikrai. atsimenu, kai prasidėjo tik tai nuotrauka, kokią nors į Facebooką įdeda ir visi rašo, o kada jūs spėjot? Jo. Kada net nebuvo, kad Svetlana buvo neščia, o jau yra, nes tikrai netgi nosies forma. Ir Andriušas, ir ausis, Mano- Ir abu šviesus tokie. Nuotrauka, kai vaikystėje pirmoji klasiai, nu ten Andrius. Aha. Yra ten nuotrauka, aš sakau, Kopija. kopija. Ir vat, čia, vat, nu, ar čia ne viešpats. Vat, ir, Ir grįžtant dėl apreiškimo, kurį jūs ne, užkišate. jo, matot, yra toks dalykas, visų pirma, tie metai buvo sunkus tame, kad mes ėjom, bet viešpats atidarinėdavo tokius duris, teismas buvo sunkus, kažkaip tai, nežinau, bet toks įtemptas, prieš mus buvo kažkaip tai, bet viešpats kažkaip davė jėgų viskas išstovėti, vat, ir po teismo, kada mes jau gavom tos dokumentus, nuvažiavom aplankyti juos, ir mes taip buvom apakę, kad va čia mūsų vaikai. Ir kada mes jau vaikus paėmėm, mes paruošėm jiem kambarius, ten viską, nupirkom naujus baldus, nupirkom žaislus, ir tai buvo toks pasiruošimas ypatingas. Aišku, mes praradom kambarius gražius, baldus, kai kurias reikėjo išvežti, nes... Sūnų išvaryti. Nu jo. Jo, atsirado vėl pas mus. Toks jausmas buvo, tarsi mus atmetė 20 metų atgal. Namuose vėl atsirado ten sauskelnės, puodai. Ir vakare mes taip sėdėm, vaikai žaidžia prie mūsų, mes kažką arbatą gėrėm vakare. Ir Biblija gulėjo. Ir kažkaip tai iš Biblijos iškrenta tas lapelis, kur buvo parašyta ta pranašystė. Mes pakeliam. Sako, aš atlyginsiu jums dvigubai. Mes pradėjom verti. Nes ant kiek Dievas yra gailestingas, kad mes nesuprantam, kokiu būdu, kaip Dievas gali tave palaiminti. Ir aš ką jaučiu ir matau, kad šitie vaikai mums palaiminimas. Paprasčiausiai, paguoda. Kad jie, mūsų vaikai, kad tai yra, aš nežinau kaip ir paaiškinti, bet... Ir kartais žmonės sako, o kaip gerai vaikams pasisekė, mes sakom, čia mums pasisekė, čia kažin, kas daugiau palaimintas, ar mes, ar jie. Ir tas, kad pasitikėti Dievu iki galo, man toks, paskui aš viską tai supratau, tai tas puzzles buvo sudėtas. Ir aš supratau, kad Dievo rankose viskas, ir mūsų bėdos, ir mūsų problemas, jeigu mes pasitikim juo, jeigu mes žvelgiam į jį, mes tada matom Dievo atsakymus ir jis, žinot, kaip aš neseniai dalinaus, kad šventoji dvasia turi tą dalyką nuskausminti, tą skausmą. Aš nemėgstu pas dantistus eit, bet be nuskausminimo aš nieko negaliu ten, kad man prisiliestų prie mano dantų. Sako, mane taip nuskausminkit, kad tik įlėnės. Būčiau paralyžiuota. Sako, kad nieko nejaučiau porą dienų. Tai ir žinot, šventoji dvasia būna nuskausmina. Ir mes paskui tas skausmas, tos praradimo, viskas, jis nuslūgo. Ir tas dalykas, aš sakau, Dieve, jeigu su šitų skausmų visą gyvenimą gyvent.
su kažkokiu nesupratimu. O kada tu atiduodi tai Dievo rankas ir viešpats nuskausmina. Ir mes žinom, kad mes pamatysim savo vaikus. Ir kad pas Dievą viskas yra suprantama, aiškiai. Ir aš dar tokį vieną epizodą norėčiau papasakoti prieš tai, kai vaikai atsirado mūsų gyvenime. Mes giedojom vieną giesmę, kad naujas sezonas. Ir pas mus prasidėjo naujas sezonas, toks audringas. Mes pradėjom tais metais, ir vaikai atsirado, ir anūkas gimė tuo pačiu metu. Ir mes pradėjom bažnyčią Utenoje, tas naujas sezonas. Ir anoniminiai laiškai prasidėjo, visokie skundai ant mūsų ten, ir dėl vaikų, ir dėl visko, pavydas kažkokių žmonių, bet aš suprantu, kad, žinot, tu kada užeini į tą teritoriją, kur velniui nepatinka, tą teritoriją, kada tu kažką darai paklusnume Dievui, ir su bažnyčia, ir su vaikų atsiradimu mūsų gyvenime. Aišku, ir atsidarė tas dalykas, kad blogis pradėjo piltis. Tiesiog sukyla ten gazdinimai, visokie SMS žinutės su prakeitimais, grasinimai, ten visokie dalykai. Mes, dėl to aš šitų dalykų galbūt nepasakoju Svetlanai, kad jinai nepergyventų daug ir kažkaip tai aš saugoju, bet jinai viską jautė, jinai sako, pasakyk man tiesą. Gerai, sakau. Bet jau tai buvo praeitis, tai dėl to jau ramiau buvo. Todėl, kai Anatolijus nuvažiavo vėl po kiek metų į konferenciją, sakau, tik negėdok ten garsiai, naujas sezonas prasideda. Ne, jinai man sako, parvežtam. Sako, prisigėdojai. Naujas sezonas. Žinot, mes kada galvojam apie naują sezoną, mes galvojam, kad tai bus toks tik tai pozityvu. Wow. Toks wow. Ir mes tokie buvom nustebę. Taip. Čia kaip malda, Dieve, duok man kantrybės. Ne? Taip, duosiu. Duosiu, tik tai per išbandymus, kad išmoktum kantrybės. Taip, tikrai taip. Taip, kad pereiti naują sezoną reikia krikšto. Ne? Tai dabar mūsų vaikučiai jau dideli, jiem jau 10 metų bus 1 sausio. Per naujus metus. Ir aš jom nepavydžiu, kad jie taip gimė, nes jie nesupranta, kokias tai dovanas. Nes Kalėdos dovanų, nauji metai dovanų ir taip sėdi tokia su tom kepurėm. A kas čia, nauji metai? Ne. Kalėdos? Ne. Jūsų gimtadienis. Gerai, tai čia tada galim sustoti, pasidaryti trumpą pertraukėlę, pramankštinsim kojas, o pas mūsų klausytojus ir žiūrovus grįšim, taip. Na kągi, mes sugrįžome pas jūs po trumpos pertraukėlės. Kas dar to nepadarė, primenu, kad galit prenumeruoti šitą kanalą, palikti patiktuką ant mūsų laidos, nes tai labai padeda mums, padeda kelti matomumą, dalintis geromis naujienomis ir gražiom istorijom su jumis. Tai padarykit būtinai tai. Na, o mes grįžtam prie vaikų temos. Tai mes sustojom ties ten, kad jūs jau dabar jūsų šeima papilnėjo, ar ne, ir nors 2 sūnus jau palieka namus, bet pas jūs 2 pabiručiai pakeičia jūsų rutiną ir vėl atrodo lyg iš naujo pradeda tą patį. Tai man toks klausimas kilo, šiandien irgi ryte dar su Luku diskutavom šitą temą šiek tiek. Vis tiek, jūs jau esat vyresni ir brandesni, jau kitaip žiūri, turi daugiau patirties, 2 sūnus jau tikrai užauginot ir paleidot. Kaip dabar, ar skiriasi ir kaip skiriasi jūsų auklėjimas su vaikais, negu kad buvo, kai jūs patys jaunesni buvot? Skiriasi. Visų pirma, aš noriu pasakyti, pirmas vaikas, kada gimė Dovydas, tai jis buvo eksperimentalinis toks. Nes mes nežinojom ir kai kurios dalykus mes eksperimentavom ant jo. Jis žino tai. Taip. Ir mes ten kažką priskaitom knygose, taip ir taip reikia, paskui mes taip ir ant jo. Kada jau gimė Lukas, mes kažkaip tai daugiau atsipalaidavom ir supratom, kad ne visada reikia būti tokiam, įtampa. Tobulais tėvais bandyti būti. O kokį nors pavyzdį konkretų turit?
Ką bandė ten Dovydo, kas Ne, aš nesuveikė? tiesiog Papasakosiu. Mes skaitėm vieną krikščionišką knygą, kad ten vaikam neduot ginklų, ten šitų žaist, kad šaudyt viskas ir mes ten niekada nepirdavom jam tų žaisliukų. Ir vieną kartą pas mus atvažiavo misionieriai ir papasakojo, sako, kaip pas jos irgi vaiką jie augina ir sako, mes pamatėm, kad vaikas irgi jam nepirkdavo tokių ginklų, žaislų. Jis iš duonos padarė pistoletą ir lakstė šaudė. Ir papasakojo, sako, vis tiek, berniukai yra berniukai, jam reikia kardų, reikia, jis gynėjas, viskas. Ir mes sakom, jo, teisingai, reikia kažkaip tai gal atsipalaiduoti. Ir mes jau paskui kažkaip tai kitaip. Nes iškart sakėm, taip, ne, kad vaikas toks ir toks jis turi būti, toks jau, toks pavyzdys. Neaugint burbulę. Jo. Na ir žinot, aplamai, be abejo, vaikai auga vienoje šeimoje ir kaip bebūtų ta aplinka vienodai, sudarytos sąlygos vaikam. Bet aš prisimenu nuo pat pradžios irgi, prieš kai vaikus dar turėjau, ir išgirdau iš vienos tokios labai išmintingos dėstytojos, kai mama atėjo ir skundžiasi, kad vaikai auga vienoje šeimoje, bet vienas tikrai labai geras ir nuėjo gerais keliais, o kitas sako, iš vis ten. Ir sako, kodėl? Atrodo, auginau kartu ir vienodai auklėjau ir ta dėstytoja sako, gal todėl ir taip išėjo, kad vienodai auklėjot. Ir ką aš noriu to pasakyti, kad nors ir sąlygos ir tos pačios, bet tikrai tas auklėjimas jis labai individualus, nes vaikai jie skirtingi, visi vaikai skirtingi šeimoje, netgi ir dvyniai, jie vis tiek skirtingi kaip individai ir todėl su kiekvienu reikia tam tikrų raktų ir nesuveikia, kad ir yra kažkokia patirtis, bet kiekvienas vaikas čia vis tiek naujai. Ir tik tai, kad galbūt taip yra tam tikri, galbūt pavyzdžiai, patirtis, kurie padeda tau, bet vis tiek. Vis tiek aš žiūriu, Dovydas jis buvo toks aktyvus labai visur ir ten daug reikėjo dėmesio. O Lukas jis buvo toks ramus ir ten paprasčiausiai žodžio užtekdavo pasakyti ir viskas. Na ir vėlgi tas dalykas, kuris mums visą laiką padeda, tai yra pokalbiai. Daug reikia kalbėtis, mes ir su vyresniais daug aiškinom, kodėl negalima, Dovydas mūsų, kodėl negalima man vėlai, kodėl man to negalima, visiems galima, tik man negalima. Ir tiesiog valandom reikėjo aiškinti, kodėl ir kaip, ir tiesiog bandai paaiškinti ir lygiai taip pat dabar su vaikais. Labai daug reikia kalbėti, aiškinti. Ką mes stengiamės, pavyzdžiui, vakarais ten kartu praleisti laiką. Kad jie, ne tik tai, kad jie savo užsiima reikalais, mes savo, bet praleisti kartu laiką, kalbėtis. Pavyzdžiui, mes ir žaidžiam kartu, ten jiem vaikai žino vyresni, kad stalo žaidimai čia mūsų toks mėgstamas dalykas, nes per tai galima ir pabendrauti, pasijuokti ir mūsų vaikai auga, tai aš žiūriu, pripratinau prie šachmatų, jie dabar jau laimi, aš jau pralaimiu. Tai nes tada yra bendravimas. Yra bendravimas. Ir tas užimtumas labai svarbu. Aš visą laiką taip irgi galvoju, kad kuo labiau vaikas turi veiklų, užimtumo, tai kas aišku ir jam patinka pačiam vaikui, tai tuo mažiau laiko lieka nesąmonės. Nes iš tiesų daug sudėtingiau yra vaikui pasakyti tiesiog ne. Kodėl? Todėl, kad aš pasakiau. Nes kaip, būna tokių atvejų, kur negalima. Kodėl? Nes negalima. Ir nieks nieko nepaaiškina vaikui. Nenaudojat tokių frazių? Kartais naudojam, tik sakau, vėlgi bandom paaiškinti. Paaiškinti. Bet vėlgi, jeigu yra negalima, turi paaiškinti, kodėl. Bet jeigu tau galima ir jam negalima, tam vaikui, tada biški tada skiriasi tie dalykai, pavyzdžiui. Jeigu mes turim būti ir pavyzdžiai. Jeigu ir man negalima, aš to nedarau, ir aš tau siūlau tai nedaryti, nes tai yra todėl ir todėl. Taip, be abejo, tas asmeninis pavyzdys, tada žodžiai turi tą jėgą, nes
taip būtų viską beprasmiška, neturi poveikio, jeigu tiesiog kalbėjo pats darai kitaip. Bet, žodžiu, vis tiek tas gal netgi standartinis auklėjimas, jisai jau kitoks yra. Kaip bebūtų. Ar kažkokie tai va tokie dalykai, kaip kažkokie standartiniai taisyklės šeimos, pavyzdžiui. Šeimos taisyklės. Pas mus, kai mes augom, kai su mano broliu, gal buvo kažkokios kitokios taisyklės, jos dabar jau yra gal pasikeitusios. Ar turit kažkokių tokių dabartinių šeimos taisyklių, arba tradicijų kažkokių tai namuose? Aš nežinau, iš taisyklių, tai mes taip visą laiką jau, daleiskim dėl tvarkos, tai mes tokią taisyklę turim, kad kiekvienas po savęs susitvarko. Ir čia jau tiesiog taip kraujyje pas juos. O taip, iš tokių, nežinau net ką dar pasakyti. Nežinau, vieną kartą Dovydas buvo pas mus atvažiavęs ir jis taip žiūrėjo, kaip mes su vaikais, jis sako, aš būčiau gavęs turbūt, jeigu aš tai padaryčiau vaikystėje. Mes pasikeitėm, aišku, nes mes, kol jaunesni, mes labai tokie, reiklus, tokie reikalavimai, tokie užkelti. Paskui, kai ateini tokia realybė, tu apsiramini ir paprasčiausiai kažkaip tai iš savęs daugiau pradedi reikalauti, ne iš kitų. Ir aplamai, tas amžius mūsų, jis yra toks dėkingas. Aš galvoju, vaikai atsirado tuo momentu, kai mums buvo poreikis kažko rūpintis. Ir žinot, ateina ta branda tokia amžiaus, kai tu tikrai jau nepanikuoji dėl smulkmenų ir tu toks labiau galbūt jau susivaldęs esi ir mes, kaip tik vaikai mūsų vyresniai užaugo, mes sakom, ką dabar, gyvensim savo, keliausim ir tas poreikis kažko rūpintis, kažką mylėti ir taip atsirado vaikai, kaip tik tuo momentu, kai mes potencialą tos meilės dar turim ir kažko rūpintis. Bet jums pasisekė, mes tada nereikalaujam, kad anūkų daugiau būtų. Čia tema kitam podcast'ui. Bet grįžtant prie auklėjimo ir skirtumų, jūs užauginote 2 sūnus ir dabar turite berniuką ir mergaitę, bet čia šiuo atveju pirma dukra. Kokie skirtumai auklėjimo? Aš pirmas pasakysiu. Čia žinokit, tas dalykas, ir žiūriu, tas ryšys. Jai reikia tėčio, pavyzdžiui, ne? Ir man toks keistas dalykas, nes čia yra mergaitė, dukrytė. Ir toks dalykas, jinai ten nori tavim pasirūpinti, man keista, nes berniukai buvo kitokie. Jei norisi pasirūpinti, tėti, aš galiu tau ten padaryti, aš tau padarysiu arbatos, aš galiu kavos tau padaryti viską. Ir čia, su berniukais man buvo aišku. Į garažą nuveiti, kažką statyti, kažką daryti, meistruoti, pakariauti, ten lankai, pistoletai kažkokie ten visada buvo mūsų arsenale. O dabar arbatėlė. O dabar, pavyzdžiui, gali gumutės ant plaukų atsirasti ir pasikeičia kartais įvaizdis. Ir tas švelnumas toks kitoks, ne berniukų. Nors Andrius labai švelnus, bet vis tiek mergaitės kitaip. Labai man tokia įdomi patirtis. Ir man irgi netgi kaip mamai tai padėjėja, tokia, jinai viską nori kartu su manim daryti ir viską kartoja ir mokosi ir taip jau jaučiu, kad man jau pagalba daug dalykuose. Žinot, vėlgi su mergaitėm, jinai, pavyzdžiui, Anastasija ir pavyzdžiui, kodėl, sako, su tėčiu noriu ir grybaut. Einam grybaut, tėti, einam. Jinai nori su manim. Ir tada kalbamės per šito, kodėl taip. Ir sako, kaip aš mėgstu grybaut, aš sakau, kodėl. Mes taip daug kalbame, galim kalbėti. Ir tas dalykas žvejot einam. Ir tengi nėra ramybės, kad mes pradedam bendrauti ir kalbėti. Aš tik visą laiką juokauju, sakau, man kliūna ta dalis,
kur jiems nelabai patinka pamokos, ne, tie visi dalykai, lavinimas. Aš su tėčiu padukt daugiau. Linksmiausia dalis. Jam linksmesnė dalis, todėl Jie sako, jie važiuojam, darom, davai žvejot, grybaut, arba ten kažką, ateina, pakankink mus, čia yra nukas, pakankink mus. Tai aš... Pamuistyk. Jo. Taip, pas jūs Svetlana užsiminėja auklėjimu, o jūs linksmybėm. Ja. Bet šiaip vis tiek, bet kuriuo atveju aš manau, nu, kaip jūs pasakysit, bet ar yra tarp jūsų dviejų susitarimas kažkoks auklėjimo? Jo. Ką jūs galite su vaikais daryti ar sakyti, ko negalima? Nu, vat vienas dalykas pas mus čia visą laiką buvo, vat kai ir jūs buvot maži, tai jeigu jau vienas pasakė ne, kitas sako, tai kaip tu benorėtum, ar nenorėtum, tu turi... Nemažinti autoriteto kitą. Taip. Šitą tiesą sakant, aš pamenu, visą laiką būdavo, nueini pas mamą, galima į lauką? Ne. Eini tada jau pas tėtį. Galima į lauką? Ir ką mama pasakė? Bet visą laiką būdavo klausimas, o ką mama pasakė? Jeigu mama pasakė ne, tada ne. Nes vaikai jie manipuliatoriai ir jie labai greit pajunta. Suprantat, vat šeimoje kaip ir auklėjime, jeigu nėra vienybės, ne, vat visur tai suveikia. Jeigu nėra vienybės, sunku statyti. Bet ką. Ir aš sakau, mūsų atsakomybė ne tik juos užauginti, bet mūsų atsakomybė yra ir išauklėt. Ir tikrai, kad jie gyventų, kaip sakyt, kad jiem būtų lengviau patiems vėliau. Ir todėl tie susitarimai mūsų, jie turi būti vieningi. Jo, mes kai komanda, mes sakom, jeigu ne, mes aptariam, sakom, ne, vat šito bus, šito nebus. Ir jau sprendžiam, sakom, ant šito kranto, kad paskui nebūtų problemų. O jeigu jūsų nuomonės išsiskiria kokį nors klausimą? Mes paklūstam toj nuomoniai, kurie galbūt patogesnė. Taip, žiūrim, mes taip skaičiam pliusai minusai, kur daugiau pliusų minusų. Kompromisų paieška tada kažką turi būti. Bet būna, aišku, aš suprantu, kad... Man lengviau. Suprantat, man lengviau, kadangi Anatolijus jis yra kaip šeimos galva ir jis neša atsakomybę už visą šeimos gerovę. Ir todėl man kitą kartą lengva paklusti jo nuomoniai, kadangi aš žinau, kad jis už tai neša atsakomybę. Čia yra jo dalis. Ir todėl man paprasčiau. Aš kitą kartą galiu nusimuilinti nuo kažkokių svarbių sprendimų. O jam tai vis tiek reikia padaryti tą sprendimą ir todėl man lengviau toj pozicijoje, be abejo. Žinot, pas mus toks dalykas auklėjimas ir, pavyzdžiui, pabarimas arba, šitas, čia priklauso ant manęs, ant mano pečių. Ir pas mus čia, jeigu yra kažkoks pabarimas, viskas rimta pokalbis, pas mus ir vaikai žinoja, tai bus pokalbis, tai bus ilgas aiškinimas, kodėl, nes aš visada taip su berniukais einam pakalbėti, mes užsidarom ir mes bendraujam. Ir kad suprastų, kad pabarimas tai nėra kažkoks toks emocijų įsėlimas, nes aš būdavau dažnai, eik pagalvok, aš ateisiu, aš apsiraminu, tada tik tai ateinu, kad neišlieti emocijų, bet čia pokalbis, bet ne visada pokalbio užtenka, bet būna reikia paprasčiausiai kažkur tai ir padrausti, ir apribojimai kažkokie, nes kitaip būna taip, čia svarbus toks dalykas. Kalbant apie apribojimus, mano kaip tik kitas klausimas ir buvo apie ribas. Ar reikalingos vaikams ribos? Būtinai. Kokios jos turi būti ir kaip jas nubrėžti? Aš vis tiek mano gyvenimas, profesija susiję su pedagogika ir todėl labai daug gilinuosi tą dalyką. Ir vieną galiu pasakyti, vaikas jaučiasi saugus, kai jisai turi ribas ir jis žino, kur yra tos leistinos ribos. Vaikas jaučiasi saugus tokioje situacijoje, todėl vaikas būtinai turi žinoti ribas, ką galima, ko negalima. Tai pačiam žmogui jis turi žinoti, kur yra riba. Bent kur, ir bendravime ribos, ir santykiuose yra ribos. Netgi Dievas žinojo, kad žmogui reikia ribų. Dėl to ir mes turime šventą raštą ir 10 Dievo įsakymų, gal irgi tam nuo to prasidėjo. Aš manau, kad tas sodas
kuriam buvo pasadinti Adomas ir Ieva, jis irgi turėjo ribų. Jis turėjo ribas. Saugumas. Tas buvo saugumas. Sukurtas. Ir būtinai ribos reikalingos. Ir jos reikia aiškiai nubrėžti, pasakyti, paaiškinti, kodėl tai blogai arba gerai. Ir svarbiausia, vėlgi noriu pasakyti, labai svarbu išlaikyti savo poziciją, nes vaikai, jie vis tiek bando. Gal šį kartą pabandysiu ir jie visą laiką bandys surasti tų silpnų vietų, kur galima apeiti, pralysti ir todėl, kad ir čia, aišku, darbas su savim labai daug reikalauja tokio atkaklumo, tokios tvirtos pozicijos, kitą kartą lengviau ten leist, numot ranką, negu vėl kažką pradėti iš naujo aiškinti, bet tai labai veiksminga. Kol galiausiai tai išsivysto į kažkokį tai įprotį. Taip. Ir ką ir pats galiu pasakyti, kad tai jau į suaugusio gyvenimą, kai tu pereini, tai jau tarsi tavo kraujyje. Tos ribos. Taip, aš iki šiol, pavyzdžiui, ir savo močiutę esu dėkinga, aš sudavau lėlėms drabužėlius ir jinai kiekvieną kartą man liepdavo išardyti, iš naujo siūt, nes ten siūlės netvarkingai. Ir aš sakau, taigi čia lėliai, sako, ne, ardyk iš naujo siūk. Ir man tai padėjo gyvenime daug dalykų daryti atkakliai ir tvarkingai. Kalbant apie ribas, kaip ir minėjot, kad neužtenka tiesiog pasakyti, kad tau negalima, nes aš tai pasakiau ir pačiam elgtis kitaip, ar ne? Vis tiek reikia tada ir elgtis pačiam, kad jeigu tau negalima, tai ir man negalima. Greičiausiai būna, aišku, išimčių, bet dažniausiai toks variantas. Bet tam, kad nubrėžtum ribas, matomai vis tiek reikia, kad vaikas žiūrėtų į tave kaip į autoritetą. Tai kaip jūs patartumėt galbūt kitiems tėvams, ar kaip jūs patys mąstot, kaip išlaikyti save kaip autoritetą ir ar jūs turėjot savo, pavyzdžiui, vaikystėje, paauglystėje kažkokius žmonės kaip autoritetus? Taip, mano gyvenime mano seneliai. Aš visą laiką stebėjau jų gyvenimą, kaip jie tvarkė savo, daleiskim, biudžetą, kaip jie tvarkė savo tą namų ūkį. Ir aš tiesiog mokiausi. Ir modelis bendravimo, labai pagarbus bendravimas buvo močiutės ir senelio. Ir jie paliko tą tokį man įspūdį ir pavyzdį. Ir todėl jų žodžio man tiesiog užtekdavo jiem pasakyti, nes jų žodis turėjo svorį. Ir jie man buvo autoritetas gyvenime. Aš nežinau, pavyzdžiui, kaip padaryti tai, kad būtų autoritetas. Tai patarti labai sunku, nes čia jau kitas lygis, čia jau ne bendravimas, nepasitikėjimas, bet aš manau, kad autoritetą duoda Dievas. Jis davė tėvams autoritetą virš vaikų. Ir jeigu tėvai tai supranta, jie turi naudoti tą autoritetą, kad ir vaikai suprastų, kad taip negalima su tėvais kalbėti, tokio lygio, tėtis yra mama, čia vis tiek, tai tu gali draugauti, bet vis tiek jie turi suprasti, kad tai čia ne draugai. Čia tėtis ir mama, čia kitas lygis. Nes kada sako, tėtis ir mama čia turi būti draugais. Aš manau, ne. Nes tai draugai, a tėvai yra kita rūšis. Ir mes galim draugauti, mes galim tokius santykius statyti, bet autoritetą, aš manau, duoda Dievas. Ir vėlgi, kaip tu save, aš manau, statai, kaip tu... Kaip ir minėjo, net tam tikros ribos, kad tu stovi savo... Ir matot, vaikai vis tiek, jie kas labiausiai mato viens kito gyvenimą, aišku, šeimos nariai, sutuoktiniai ir vaikai. Ir todėl jie tiesiog stebi, jie kopijuoja, jie mėgdžioja vaikystėje, o jie paskui vis tiek perima tam tikrus bendravimo principus, elgesio normas kažkokios. Neseniai man taip paklausė viena moteriškė, sako, mano vyresnė vaikas, ten kalbasi taip su manim įžūliai ir mažesnė vaikai irgi taip kalbasi. Aš sakau, kaip jie paima, sako, aš sakau, bet kaip ir jūs kalbat su vyru.
Sako, jie kopijuoja jūs. Dažnai mes sakom, vaikas kažką ten išgirdavo, taip. Jeigu, aš suprantu, jeigu mes neturim pagarbos viens kitam, jie irgi žinos, su mama galima kalbėti nepagarbiai. Arba su tėčiu galima, jeigu aš, pavyzdžiui, arba mama man sakytų, Svetlana, tu toks, ten viskas, ir taip vis būtų ant vaikų, mes palaikom viens kitą autoritetą, stengiamės tai daryti ir tada jie mato, kad taip negalim. Net aukštą kartelę. Jo. Pagarbos. Nes jie viskas kopijuoja. Mes, žinot, dažnai kalbam, kad mes turim auklėti vaikus, bet iš tiesų mes nuolatos turim auklėti save, tam, kad vaikai mažiau reikėtų auklėti vaikus. Aš nepamenu tiksliai, ką aš pasakiau vaikystėj, bet kažką tai tokį leptelėjau mamai, kad tai tu čia ten kažką tai. Ir kad nepamenu tiksliai, ką nenorime luoti. Kažką pasakai, kad gamino maistą ir... Ne, apie šitą istoriją. Ir aš pamenu tą pokalbį su tavim, kad tu kaip statydinai mano akise mamos autoritetą, kad tu su mama taip nekalbėsi. Tai yra tau mama, bet tai yra mano žmona. Ir taip toliau. Ir man po to karto užstrigo tas dalykas, kad ne baimė kažkokia tai, bet iš tos pusės parodė, kad tai nėra tau mama. Tai nėra tau kažkas, tai yra tavo kūnas, kurį tu gerbi ir tai irgi toks, tikrai tiesiai 10 pataiky, sakydamas tai, kad rodydamas vienas kitam pagarbą, tu keli vaikų akise autoritetą savo. Vienas, Žiūrėk, mes būna kažką pasakom ir tau gėda dėl savęs, jeigu tu neteisingai pasakėjai. Ir būna, kada tu pamatai kažkas elgėsi negerai, tau gėda, kaip ten prancūzų gėda. Taip. Tu, žinai, ir taip, suprantate, jeigu mes gadinam viens kitą autoritetą, matydami vaikai iškart supranta, taip gali. Arba numenkini, arba nužemini vaikų akivaizdoje. Man labai stebėtinas toks dalykas buvo, aš atsimenu su Luku dar kai draugavom, kad neatsimenu situacijos, kaip ten išplaukė, bet netgi tas dalykas, kad pas jūs namuose niekad nebuvo nuskambėjusi tokia frazė, kad tu durnas. Nes mano aplinkoje būdavo antiek norma, nesvarbu ar tarp draugų, ar mokykloje, ar dar kažkur, kad ir kur tu būtum, antiek buvo norma, kur kažkas kažką išverdė ir žioplas, durnas, dar kažkas. Antiek būdavo, tu nesureikšmini, tu neturi to omeny, tu tiesiog pasakai tą pasijuokdamas, bet vis tiek tai skambėjo. Pas jūs net juokeliams tokiems, atrodo, vietos tiesiog nebuvo namuose, nes yra ta... Pas mus buvo žodis durnas kaip keiksmažodis. Čia mes pavadinti durniu, čia pasakyti, kad žmogus neturi proto, visai numenkinti. Ir leksikone kažkaip tai pas mus tokių dalykų nebuvo. Jo, ir kažkaip tai, nežinau. Mes pavyzdžiui, kad ir dabar vaikus, Lukas su Dovydu, tai jų tarpas buvo amžiaus didesnis, tai gal šiek tiek, o mūsų dabar dvyniai, tai jiegi nuolatos kartu, ir jie tikrai erzina kartais viens kitą ir kovos, bet irgi aiškini, negali tu taip su sesė kalbėti, arba tu su broliu negali taip ir aiškini, kažkaip bandai įdėti tam tikras bendravimo normas ir tabu. Šitą jau tabu. Taip. O grįžtant prie mažųjų, jie atsirado jūsų šeimoje, kai jie buvo 3 metų, bet pavyzdžiui, žmonėm, kurie galbūt irgi mąsto apie tai, kad įsivaikinti norėtų ar globoti, taip. Kokia jūsų patirtis buvo, su kokiais sunkumais, su kokiais iššūkiais susidūrėt? Aš galiu pasakyti iš savo pusės. Visą pirmas patarimas, kad Dievas te įdeda tai į širdį, bet antras dalykas, aš žinojau, kad visą laiką būsiu kaip po padidinamųjų stiklų. Ir iš tiesų, žmonės, kaip aš juokauju, dažniausiai žmonės gali užjausti, serialuose jie gali gailėti, bet realiam gyvenime iš tiesų viskas žymiai kitaip. Ir tas iššūkis, kad stebi. Taip.
Stebi kas. Taip, žmonės stebi Po tavo padidintu gyvenimą stiklu. po padidintų stiklų, ne visi supranta Jeigu tavo motyvus. Tai vat, ir aš buvau pasiruošus, kad man teks su tuo susidurti. Ir aš buvau tam pasiruošus, kad man teks susidurti su neigiamu požiūriu, su neigiama nuomonė, apkalbom. Taip, čia būtinas dalykas. ir todėl aš buvau tam pasiryžus. Jo, aš buvau tam pasiryžus. Matot, čia yra toks dalykas, kada mes suprantam, kad vaikai turi turėti šeimą. Čia geras toks požiūris, viskas tvarkoj, bet prieš tai, kad paimt vaikus, aš manau, kad žmonės turi pagalvoti. Jeigu šitie, vaikai tik tai, kaip pasakyti, dėl gero darbo, kad aš gerą darbą darau. Nes labai greitai baigsis tai. Čia, reikia suprast, kad visko bus. Ir apkalbų, ir visokių. Ir žmonės kažkaip tai, žinot kaip, yra visada gerų žmonių, kurie pasakys, kiti ne tavo tikra mama. Ir galvoju pasakyti, koks tavo reikalas, kam tu sakai tai vaikui. Mūsų vaikai žino tai, bet jinai pasakė, sako, čia yra mano mama. Vat ir viskas, vaikas žinojo, ką atsakyti. Nes mes kalbėjomės, kad kur mes juos radom, jie supranto, kada mes juos paėmėm, aš prisimenu, jie taip gulėjom televizorių žiūrėjom ir jie prie manęs, vienas iš kitos, ir aš taip, Andrius ar Nastė, taip klausta, sako, tėti, ačiū jums, kad jūs mus suradot. Suprantat, mes ten, bet jie supranta, kad parašė, suprato, tai čia buvo gal 3,5 metų kokio. Ir jie žino šitus dalykus, kad mes juos suradom, kad jie namuose, šeimoje, ir jie supranta, kad tai yra mama ir tėtis, kitų jie neturėjo. Nes mūsų tokia funkcija, mes jais rūpinamės. Ir kitų jie tokių neturėjo. Mama ir tėtis ne tie, kurie pagimdo, tie, kurie... Bet yra žmonės, kurie visada tai pabrėžia, pasako, ten žinot kaip, viskas iš gerovės. Jo. Ir vienas dalykas, mūsų tas atvejis, jis yra toks išskirtinis, kaip aš taip įsivaizduoju, čia tiesiog Dievo buvo ypatingas kažkoks veikimas mūsų gyvenime, bet mums buvo galbūt lengviau, kadangi jie nuo mažens mūsų šeimoje auga ir todėl mums galbūt ir lengviau. Nežinau, ateis paauglystė, bus galbūt kitokių iššūkių, bet aš sakau, Viešpatie, tu leidai ir aš visą laiką sakau, tai ne mums nesunkumas, bet tai mums yra palaiminimas dvigubas. Tai aš tikiu, kad Viešpats kažkaip padės, su jo pagalba mes. Mūsų visi sako, palaukit, dar ateis paauglystė, dar viskas. Mes, aišku, dėkojam už šitą laiką. Bet nelabai ten laukiam. Nes labai dažnai irgi sako, tai jūsgi nežinot, kokie ten genai, nes vis tiek tikrai ten problematiški. Genas, vasios. Bet aš sakau, Viešpats gali keisti vidų. Tai kad mes net nesvarstam, kokie ten genai. Mes laiminam, meldžiamės už juos. Pas kiekvieną iš mūsų genų užtenka visokiausių. Genai yra viena tema, bet taip pat labai svarbu, kas ir buvo paties vaiko vaikystėje, ar ne? Ir jie vis tiek tuos 3 metus, kur ten praleido gyvendami toj kitoje aplinkoje, neaišku, kaip ten kas vyko, ar ne? Ar buvo kažkokių tai gal elgesio, ar kažkokių dalykų, kuriuos matėte ir kaip su tuo jo tvarkėte? Aš prisimenu vieną dalyką. Pas Andrių buvo vienas metodas, mano ir trenkt. Ir toks buvo jo, toks, taip jis... Jis kovojo už gyvenimą. Taip. Ir buvo taip, be abejo, ir isterijos buvo vaikystėje. Kai mes paėmėm jos, prisimenu, jis keikėsi. Jis kalbėti nemokėjo, bet žinojo gerą tokią riebį. Ir mane taip rėžė tas ausys, galvoju, kaip čia pasielgti. Ir paprasčiausiai aš sakau, nieko nekreipim dėmesio. Ir žinot ką, jis pamiršo tą žodį ir viskas. Ir mes nekreipėm dėmesį ir nesakėm, kad tai yra blogas, nes jis tuo momentu tai buvo tuščia kalbėti, nes jis mažiukas. Jis kažkur tai išgirdo, jį išmokindavo ten kiti vyresni vaikai ir viskas. Ir jis tai darydavo, visi juokėsi, žinot. A paskui jis žiūriu, kad
nekartoja jau tų žodžių ir viskas. A dabar atvažiuoja būna anukas pas mus, jis būna iš darželio irgi atneša visokių žodžių. Andrius jau sako, ne, čia negražus žodis, čia labai blogas žodis. Jis jau auklėje 6 metų matą. Jis sako, čia blogas žodis, tėtė, jis taip pasakė. Ir man pasakoja. Nu, aš sakau, jau matau supratimą, sakau, supras, kad tai yra purvinas žodis, kuris tave išpurvina. Gerai, supratau. Nu, bet supratimas dar toks dalykas. Bet pas Andrių, mes paprasčiausiai nekreipiam dėmesio į tos dalykus. Reikėjo laiko. Aš visą laiką sakiau, jie buvo 3 metukų, aš sakau, bent tiek laiko dar, bent 3 metai, jie pabūtų kitoje aplinkoje, kad išsitrintų tam tikri dalykai jų ten. Pas Andrių buvo tokios isterikos, kad Svetlana paprasčiausiai imdavo ant rankų ir valandą laikė, a jis verkė. Va taip va. A jinai paprasčiausiai laikė. Ir tiesiog supiau ant rankų ir aš supratau, kad reikia laiko jam išsigydyti. Visokių iššūkių buvo, tokių ir jie labai sirgo. Mes pirmus metus iš ligoninės neišeidavom. Ten tokios ligos papkės. Man buvo gėda važiuoti į polikliniką, nes jeigu nematė, kad ten globėjai, tai koks vaikas apleistas. Bet ačiū Dievui. Ačiū Dievui, dabar mes tikrai kiek maldų, kiek praeiti irgi gydymo. Ir imuniniai sistemai, ir emociniai sistemai jam reikėjo. Ten buvo tokių visokių fobijų, baimių. Bet ačiū Dievui, šiandien viskas gerai. Bet nebūna toks momentas, nekyla klausimas, kad tarsi nemeluosim ir neapeidinėsim fakto, kad vis tiek jau nėra 20 metų, nėra 30 metų. Ir neateina momentas tas, kur pavargsti ir kad būna gal kažkur tai mintis, kad kas būtų, jeigu būtų. Kažkaip. Žinot, ar galima užduoti klausimą tokią? Pavyzdžiui, tu mano sūnus ir pasakytų, pavargau, gal geriau jo nebūtų. Tu iš viso tokia mintis neateina. Aš dažnai 95% pamirštu, kad tai yra ne mano vaikai. Ir man taip, dabar ne mano vaikai. Čia mūsų vaikai, mes visi vietą sakau, čia mūsų vaikai ir viskas. Ir mes supratime tokią turim. Ir kaip čia nebūtų jų. Tai kaip čia? Ne, čia viskas, čia mūsų vaikai. Ir pavargsti, tai pavargsti, viskas tvarkoj. Aišku, dabar visas gyvenimas, gal 90% viskas sukasi aplink jų. Tai yra mokymas, auklėjimas, bendravimas, viskas. Finansai, investicijos, nes norim, kad jų vaikystė būtų gera. Ir ne, tokių minčių nėra. Aš žinau ir Svetlana irgi, mes taip, sako, pavargam. Sako, tu įsivaizduok, jeigu nebūtų. Ką? Ne. Kaip ir sakėt, vis tiek, kaip bebūtų, iš tiesų čia yra netgi, kaip ir Svetlana sakė, kad tai yra palaiminimas. Visiškai, absoliučiai, visapusiškai. Ir tai dar plus vis tiek jūs palaiko jaunais. Tikrai taip, jūs privalot būti jauni. Čia 100%, suprantat, kada tu pradedi žaisti, durniuoti su jais ten, išdykaut, arba Sveta, ten žaisti tam kažkokiais žaisliukais, ten jie dažnai taip, ateina, pakutenk mus ten, jiem ten nors, tu viskas gyvas, einam į mišką, važiuojam ten, važiuojam su dviračiais. Nori, nenori, sėdi, važiuoji. Nors iš kitos pusės vaikai, ne vaikai, vyrai visą laiką liks vaikais. Tai iš kitos pusės. Čia taip. Gerai, tai toks įdomesnis vienas klausimas. Diskutavom irgi, mums pasiūlė iš mūsų komandos viena narė šitą klausimą. Ir aš sakiau Lukui, ne, mes šitą klausimą ištemnam, nes čia turi būti klausimas vaikams. Bet vis dėlto mes išdiskutavom, kad įdomu ir iš jūsų pusės išgirsti. Jūsų nuomonė, jeigu kažkas vaikų paklaustų, koks įsimintiniausias dalykas, kokia akimirka, situacija buvo, kuri susijusi su jumis. Bet mes neklausim to vaikų, mes klausim jūsų, kaip jūs galvojat, ką vaikai papasakotų.
kažkokį įsimintiną situaciją, akimirką, dalyką. Kiekvieną dieną kažkokie įsiminti. Jūs dabar paklausėt ir man čia taip kaip skaidrės, kiek tokių visokių įvykių buvo jiems malonių. Suprantat, mes jiems, kažkaip visą laiką norim tą gyvenimą kaip šventę. Ir todėl mes tiek staigmenų ir jie daug kur keliavę ir daug tokių įspūdžių. Ir aš manau, kad jie gal daug ką papasakotų tokio, kas jiems įspūdį paliko. Aš manau, kad būtų kelionės. Nes jie labai mėgsta keliauti ir mes, taip sakom, kol mes galim keliauti ir, aišku, pagunda visi sako, palikit vaikus, važiuokit vieni pailsėti. Ne, sakau, važiuosim kartu. Mes niekada neilsėjomės be vaikų vyresnių. Nes važiuodavom visada kartu, kaip šeima. Ir vaikus mes visada vežam. Niekur nepalikinėjom, su savim visur vežam. Ir aš manau, kad būtų toks dalykas, tos įspūdis didžiausias, tai kelionės. Nes aš prisimenu, kai pirmą kartą jie skrido lėktuvų, kai ten plaukė keltu. Ir aš prisimenu įspūdis, kada pirmą kartą jie prie jūros privažiavo. Ir jie taip džiaugiasi, pas man yra video, kai jie šokinėja. Ir va taip va džiaugiasi. Ir vat kada mes kalbamės, kaip vasara pas jūs praėjo. Ir jie sako, oi, kaip faina, kad mes keliavom, kad mes buvom ten. Aš manau, kad galbūt kelionės. Nežinau, galbūt dovanas, nes mes būdavom... Nes jiem atsiveria pasaulis. Suprantat, jie su mumis daug ką patyrė pirmą kartą. Ir todėl jie jau daug ko ir neprisimena. Aš manau, kad Andriui būtų didžiausia istorija, kaip jisai dirbo kur nors, kokį nors darbą, nes jisai labai... Malkus vežioja. Jis gal ir traktorium, kad važinėja. Jis labai mėgsta darbą, jam čia pats geriausias užsiėmimas. Jis būna taip, tėti, ką šiandien dirbsim, ar turim darbo? Aš prisimenu, kai pirmą kartą ledus pavalgė, sako, ateikit ledų nupirkam, nenorim. O kaip jie pirmą kartą paragavo ledus ir jam buvo... Ir suvalgė ir mūsų, ir savo. Tai vat, tik tai jie jau tų dalykų, aišku, neprisimena, bet tai irgi buvo pirma patirtis tokia jie. Daug jau visko tikrai, Jo. tų įspūdžių ir tikrai džiugu, kad jie visą tai gali patirti su jumis. Nastė viena mergaitė sako, oi, kokie tu Facebooką savo neturi, ten viskas, kai tau nėra ką užsiimt. Jinai tai pastovėjo, ir sakau, ką tu atsakei? Jinai sako, gyvenimą turiu tokią įspūdingą, sako, aš visur keliauju, visur važinėju, daug skaitau. Ir sakau, ką veikt be Facebooko? Grot, skaityt, piešt, jinai buvo nustebus. Kaip čia, ką daryt be Facebooko? Geras. Jo. Šiaip įdomus klausimas, kad jau užkambino šitą temą. Kaip yra su socialiniais tinklais ir vaikais? Jie neturi jokių socialinių tinklų ir kol kas jie ir neturi telefonų. Pavyzdžiui, išmaniųjų, nes mes suprantam, kol kas jiem ir to nereikia. Ir suprantat, tokio nėra ir poreikio ir jie neprašo, nes jie užimti ir jie skaito ir viskas. Lanko meno mokyklos. Jeigu kažkur tai reikia kažko, yra visur pas mus kompiuteriai, notebookai, planšetės, kad galima prieiti prie kažko sužinoti. Ir jie viską moka tai daryti ir viskas, bet ačiū Dievui, aš kažkaip taip pats nustebęs, kad Mes kol galim dar bandom kažkaip nuo tų dalykų apsaugot, nors jie naudojasi ir jie tik tai, kad jie neturi savo ir jie neprašo. Ir suprantat, yra jiem daugiausias dalykas, ką jie ten gali, paprasčiausiai. Jie mėgsta ten televizorių, jie muzikuoja, viskas ir kažkaip tai užpildo tą erdvę. Ir jie turi žaidimus ten visokiausius ir išmanusius irgi žaidimus turi, bet tokie, kad jie ten labai ilgai sėdėtų ar ką, ne. Šiek tiek padeda tai, kad mes juos pavežam ir nuvežam į mokyklą, jiems kaip ir nereikia, ryšys yra su mokytoju, mokykloje jiems uždrausta ten naudotis, tai kaip ir, kol dar tokias palankios sąlygos, bet jau kalbam apie tai, kad mes nuo naujų metų. Galbūt per naujus metus kažkas gaus. Nes jie turi ir tos išmanuosius ir telefonus. Bet aš tai kaip matau, kaip vaikai, Svetlana, kaip dirba mokykloje, kad jie priklausomybę jau turi nuo visų šitų dalykų. Aš sakau, kol mes galim dar kažkaip tai užpildyti jų gyvenimus
kitais dalykais. Mes vasarą jie iš lauko neišeina, nes jie ten su dviračiais, su batutais, su paspirtukais, ten žvejyba, miškas. Realiai, kas yra tikrai nuostabu, nes vaikai turi vaikystę, kokią mes gal pamenam, tą, kur tiesiog eini, kažką turi, ne tai, kad turi, bet tu nori eiti veikti. Galbūt ir mūsų jau požiūrį, žinot, mes vis tiek jau, kai aš sakau, iš to amžiaus dar. Tai kažkaip bandom dar nuo tokių dalykų apsaugoti. Na tai ir tradiciškai, kaip ir kiekvienoje tinklalaidėje, kurias mes filmuojam, mes turim tradicinį klausimą. Tai yra 3 dalykai, dėl kurių jaučiatės mylimi. Svetlana, Anatolijau, dėl ko jūs jaučiatės, kad esat mylimas savo antros pusės? Rūpinimasis, kai aš jaučiu, kad manimi rūpinasi. Ar rūpinasi tai? Taip. Todėl ir žinau. Kaip reiškia? Kaip tas rūpestis? Čia ilgai pasakot. Kai aš tau kavutės padarau. Čia per smulkmenas netgi tas, kai aš matau, kad jis bando mane apsaugoti nuo kažkokių pergyvenimų ar dar kažką. Ir tai kartais atrodo juokinga, kai jis bando kažką nuslėpti, bet aš žinau, kad jis manim rūpinasi ir aš tai jaučiu visą laiką. Netgi kažkas padarimas dėl manęs, netgi tai, kas būt gal jam nepatinka, bet grybų netgi dovanų pirkimas, nežinau, tas dėmesio skirimas. Tai meilės kalba yra tokia. Taip. Kada? Atleidimas. Žinot, ką pasakysiu, jis man labai daug atleidžia. Jis man labai daug atleidžia ir aš galvoju, ar tu mane taip stipriai myli? Nes... Ne taip jau prigriešiai. Bet aš jaučiu, galvoju, jis man taip atleidžia. Nepriekaištauja, aš būna ten ir gal kažką pasakau. Jis tiesiog atleidžia. Tai čia 2 dalykai - rūpestis, atleidimas. Trečias? Trečias. Aš pasakysiu, aš dar... Čia man Taip. Laiko skirimas. Dėmesys visapusiškas. Taip. 100% dėmesys. Aš dėl ko jaučiuosi, kad aš esu mylimas, aš nežinau, ne tik tai galbūt čia iš mūsų santykių, galbūt ir vaikų, šeimos. Visą pirma, aišku, kada man skiriamas laikas. Tada aš jaučiuosi kažkoks svarbus, kad man išskiria laiką. Ne taip ir su manim pabūna. Prašiausia, kažkaip tai ir aš tada, tada jaučiuosi, kad mane mylim, aš reikalingas. Tas dalykas labai man svarbus. Vienas čia buvo. Vienas. Jau dabar skaičiuoja. Dabar, matot, galima ir pasikartuoti, bet stengiuosi būti originalus. Kažkaip tai, aišku, meilė iš vis jinai jaučiasi. Tu ją negali paslėpti. Žinot, kada tave myli, tu parašiausiai jauti. Ir tai yra kalbos kaip žanras, kaip tu su tavim kalba. Pavyzdžiui, vyrui, meilės, man, pavyzdžiui, nereikia daug žodžio, kad mane, pasakyti, aš tave myliu. Aš žinau, moterim tai labiau svarbu. Bet man svarbiau, pavyzdžiui, jeigu mane gerbė. Aš suprantu tada, kad mane ir myli. Vyrui pagarba. Jeigu, kaip pagarba jo nuomoniai, pagarba tai, ką jis daro. Man tai yra toks jausmas, kad mane myli. Nes galbūt yra ir svarbiausias tas dalykas. Nes visą meilę galima sudaužyti, jeigu vyras tos pagarbos neturi. Ir tada viskas griūna. Ne jokie žodžiai tada nepadės. Nes vyrui labai svarbu jaustis šeimoje, lyderiu. Paprasčiausiai jam tada lengviau viską tai ir daryti. Jeigu ten yra pagarba, ypač iš žmonos pusės, tai yra svarbiausias dalykas. Aš tai jaučiu,
Ačiū. Todėl aš ir sakau, kad daug man atleidžia. Jo, ir dalykai, žinot, ta vat pagarba, aš prisimenu iš mūsų jaunystės, aš prisimenu, aš toks, žinot, toks būnu karščakošis, kažką būna taip ant karščio ir galiu taip kažkaip balsą truputį taip pakelt, viskas, o paskui gailiuosi ir atsiprašau, bet aš prisimenu visada, kad Svetlana irgi, jinai pirmą eidavo visada susitaikyti. Ir tai man buvo va tas jausmas, aš toks reikalingas, kad jinai nelaukia, pas mus nebuvo tai, kad mes einam miegoti su kažkom, tokio, Su pykčiais. su pykčiais. Saulė nenusileidžia. Čia ačiū Dievui, nes Įniršiai. tada viskas, koks čia sapnas. Ir būdavo tai, kad Svetlana visada kaltas aš arba kalta jinai, nesvarbu, bet jinai ateidavo, pirmą atsiprašyti ir susitaikyti. Ir man tai buvo visada, aš jaučiaus, kad aš mylimas. Tokie gal dalykai. Ačiū už pasidalinimą. Na ir toks dar jau užbaigimui, paskutinis klausimas. Žinau, kad sudėtinga, labai daug ką galima pripasakoti, bet gal kažką tai vieną galėtumėt pasakyti tokį kaip ir gal patarimą šeimoms, kurios gal irgi turi vaikų ir praeina pro tam tikrus dalykus, bet labiau į santykius kalbant. Jeigu yra nesusitarimai šeimoje tarp vyro ir žmonos, yra vaikai, yra taip toliau, bet kokį vieną patarimą duotumėt, kaip galėtų jie spręsti tam tikrus savo problemas Aš šeimoje? norėčiau pasakyti, kad negalima sumesti visos kalties ant vieno žmogaus. Jeigu yra kažkokie nesusitarimai, tai yra visos šeimos reikalas. Yra neteisinga kaltinti tik vieną žmogų. Ir tai yra svarbu suvokti, kad ir nuo manęs irgi priklauso. Ir aš irgi turiu dalį atsakomybės tame, kas vyksta. Ir kai žmonės supranta, kad nuo jų priklauso, ne nuo partnerio, ne nuo vaikų, bet nuo manęs. Ir tas supratimas, jis pakeičia tada tavo požiūrį į elgesį. Tu pradedi per save, dirbdamas su savim, keisti situaciją. Tu meldiesi Viešpatie, duok man išminties šitoje situacijoje. Viešpatie, padėk man suprasti, kodėl taip elgiasi. Kodėl su manim nenori bendrauti, kodėl su manim taip kalba, ne? Nes tas suvokimas, kad ir mano dalis atsakomybės yra. Ir tai yra labai svarbu. Aš pasakyčiau iš savo pusės vieną tokį dalyką. Nepasiduoti. Ir vieną tokį, ką dariau tą patarimą jum, atgal kelio nėra. Viskas, kada santuoka yra, aš sakau, ir kada tu supranti, kad kelio kito nėra, ten neskyrybos, ne ten kažkokie ten radikalūs tokie dalykai, reikia spręsti. Ir tada bus išspręsta. Nepasiduot. Paprasčiausiai yra problemos. Ir visos šitos problemos sprendžiamos. Bet sprendžiamos viduje, šitam šeimoje. Ir tai ne tai, kad, viskas, man neišėjo, viskas ten vaikai tokie, ten žmona arba, tokia. Ne, viskas reikia spręsti. Ir nepasiduot šitame dalyke. Ir viskas supras, kad atgal kelio nėra, kitaip nėra, kitos šeimos tu neturi, kitos žmonos tu neturi ir neturėsi. Ir viskas, ir kad nebūtų tai, kad žinot, yra problema ir tada tokių lengvų kelių nuveiti ten. Viskas, mums neišeina, mane nesupranta. Bet spręst ir nepasiduoti. Būna galbūt tie tokie dalykai reikalauja ir ne savaitės, o metų. Taip. Bet tai yra... Tas pats ir su vaikais. Jeigu yra problema su vaikais, santykiuose vėlgi spręsti, nepasiduoti šitame dalyke. Daryti, nenustot melstis. Jeigu ten nenustot vėlgi bendrauti. Žinot, yra tokie žmonės, kad yra tokie radikalūs. Tu man ne žmona, tu man jau ne vyras, arba tu man jau ne vaikas, jeigu tu taip elgiesi. Tokio neturi būti.
vaikas visada pasiliks tavo vaikų, koks jis nebebūtų, bet galima spręsti viduje šeimoje. Ir mes tikrai tiek daug turim liudijimų ir pavyzdžių, kai Viešpats atrodo suklijavo ten, kur neįmanoma buvo situacija. Ir tikrai mes daug tokių šeimų pažįstam asmeniškai. Ir kai žmonės šiandien gali liudyti, kokį stebuklą Viešpats padarė, net prikeldamas tai, kas smirda, tai, kas sudaužyta, atrodo, ten jau neįmanoma žmogiškom akim žiūrint kažką suklijuoti, bet Dievas antgamtiškai įdeda vėl meilę viens kitam. Aš prisimenu, kai Dovydas ženijasi, aš neprisimenu, jums padovanojau ar ne, tą virvutę 3 dalių. Ir sakau, tai yra santuoka. Tai yra 2, mūsų meilė, bet viduryje turi būti Dievas. Viduryje turi būti Dievas. Triguba. Trigija, taip. Triguba virvė. Girdėjau tokį kaip ir pavyzdį, kad dėl to patarimo, ką Anatolijus sakė, kad į santuoką eidamas ir jeigu žmogus mąsto, kad dar yra variantas vienas, tai čia yra kaip, jeigu iš tikinčio jau prizmę žiūrėti, tai čia kaip įsivaizduoti, kad 2 žmonės yra užstrigę negyvenamoj saloj mažytai ir jie turi valtį, kur yra vairas ir pedalai, kad plaukti, bet jie yra skirtingose valties galuose. Ir tipo, tu vienas neišplauksi ir tu gali sakyti, aš laisvas ir viskas, bet tikėjime yra tai, kad tu esi jau toj negyvenamoj saloj, nėra daugiau jokių kitų žmonių ir yra vienintelis būdas toliau judėti dviese. Tarsime, ir čia tas tikrai patarimas, kur tu savo protui psichologiškai turi pastatyti tas ribas, kad viskas, čia praraja. Aš vieną dalyką dar, žinot, malda labai turi didelę jėgą. Kai mano berniukai vyresnėje buvo dar maži, aš iš vienos sesers išgirdau, kad jinai meldėsi už savo marčias būsimas. Ir juokėsi kai kurie iš jo, sako, tai tavo dar berniukai paauglėja, tu jau meldėsi už marčias, bet man taip įkrito, kaip sėkla iš Dievo. Ir kai mano Lukas ir Dovydas, jie buvo dar mažesni, aš pradėjau melstis už jūsų pusės, nes supratimas atėjo, kad jeigu turėsit geras žmonas, jūs būsit palaiminti. Tai vat iš kur aš tokią žmoną turiu gerą. Ir aš taip dėkoju, todėl reikia visą laiką melstis į priekį, melstis už santuoką, melstis už savo vaikus, juos laimint, už juos melstis ir tai nenustot daryti, netgi jeigu tu matai, kad viskas gerai, nežinai, ką rytojus atneš. Bet malda eina prieki ir daug dalykų galbūt mes neišgyvenam tik dėl to, kad Viešpats apsaugoja ir tikrai. Patarimas tėveliam, laiminkit savo vaikus kiekvieną rytą, išleisdami į mokyklą, laiminkit, kada jie grįžta. Aš prisimenu, mūsų berniukai neišeidavo iš namų, kol mama nepalaimins. Mama, pamiršai palaimint. Nes taip svarbu, kada iš tėvų išeina iš lūpų palaiminimas vaikam. Jie mūsų jau pripratę vaikai, mažiai, palaimik. Ir dar toks irgi vienas patarimas, ką suveikia gyvenime, atėjimas į namo žmogaus, tavo sutuoktinio ar vaikų, tai kaip šventė ir jie tai ir turi žinot, kad kai tu džiaugiesi, ir tai parodai, kad tu džiaugiesi, kad atėjo, ar vaikai grįžo iš mokyklos, ar vyras. Ir tas atėjimas turi būti jiems kaip šventė sugrįžimo į namus ir jie visą laiką norės grįžti į namus. Ačiū. Dažnai kažkaip nesugrįžta. Mėly žiūrovai, klausytojai, ačiū labai, kad buvot su mumis, ačiū, kad dalyvavot. Palikit savo mintis, savo galbūt patarimą, įspūdį ar kažką, kas įsiminė iš šio pokalbio komentaruose. Mes labai džiaugsimės galėdami pabendrauti su jumis, paskaityti. Ir iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū visiems.